Kokios yra numatytos daugiametės pievos atkūrimo išimtys? Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinto daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo 11 punkte nurodyta, kad daugiametės pievos atkūrimo reikalavimas netaikomas, kai daugiametės pievos buvo pakeistos į kitus žemės plotus, nepatenkančius į kontrolinį žemės sklypą BL1. Namų valda, komercinės, visuomeninės paskirties žemė. Kai valstybės nuosavybėn paimta žemė, kuri panaudota viešajam interesui ar visuomeniniais tikslais. Kai pagal reikalavimus daugiametės pievos apsodinamos mišku, išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius. Kai konkrečiam pareiškėjui nustatytas privalomas atkurti plotas yra mažesnis nei 0,5 hektaro. Kviečiame stebėti naujienas nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje, taip pat socialinių medijų Facebook, YouTube bei LinkedIn paskyrose.